Šri Lanka dėl to, kad ten yra labai daug vandens, ten yra labai daug saulės, yra gražių vietų pamatyti ir dėl to, kad aš tenais niekada nebuvau. Šri Lanka todėl, kad ten mane pasiėmė Milaną. Su Milana skrendam jau 3 ar 4 valandą ir esam labai sužavėti Ukrainos oro linijomis. Realiai šitą kaukę uždeda visiems žmonėms, nes daugiau nieko pasiūlyti negali. Ir tada tu jas paleidžia. Dabar yra 4 ryto. Mes esam Dubajui. Ir va Milano apkentusi stinga. Ir moteris filmuoti tokių stadijų negalima. Liko paskutinis skrydis iki Kolombo ir Milana jau atsigavo. Mes papuolėm į geras oro linijas, tai žodžiu viskas super. Žiūri Gražuolė ir pabaisa. Labai įdomus sutapimas iš tikrųjų, nes kaip tik knygoje spiritualinėje, tokia dvasinėje skaičiau apie Gražuolę ir pabaisą. O žiūrėsiu Džoną Viką, kur daug šaudo, mušasi ir fainai. Šitą video, kai žmonės atvyksta, kai nors sako, mes jau Šri Lankoje. Miegojom kaip meškiukai, įsitiesę per 4 vietas kiekvienas ir tai buvo super, visiškai išsilsėjus jaučiuosi. Taip aš tą filmavau, narkečiu. Žiūrovai tai pamatys. Vai. Mūsų atsivežė išgerti arbatos ir suvalgyti sausainių, bet aš bijau, kad kažkaip va taip prieš 5 minutės susipažinus su vairuotoju, gal daryti ir nėra saugu. O gal ir saugu. Važiavom į Sigiriją. Ir šiandien lipsim į kalną. Beždžionių nereik bijoti, aš niekada nebijau, tu man įvari baimę. O? Beždžionių. Oho, kiek žmonių. Sako, paskutinį laiptelį reikia užlipti. Pau, pau, pau. 1202, right? Top of the world. Top of the world. Sigirija tai jisai gražus kultūrinis centras, kurį tikrai verta pamatyti. Tačiau man labai patinka vanduo. Man labai patiko Sigirija. Iš tikrųjų, aš ne tiek daug esu keliavęs kaip Milana, tai man kiekvieną kartą tokios istorinės vietos suteikia ir labai daug fantazijos, ir labai daug minčių ir pamastymų. Ir tuo labiau prisiminsiu Sigiriją, kad ten vos nesudaužiau savo prabangaus drono. Bet filmuojant va šitą visą reikalą aplankė policija. Nežinau, atsiprašau, negaliu.